turim birželio 16, nuostabų pirmadienį, nuostabę dieną, nes labai šilta, labai gera. Krūva autobusų, krūva turistų, vasaros sezonas įsibėgėja, turim daug darbo, esam laimingi ir papasakokim, kas mums patinka, o kas mums nepatinka šitame darbe. Nes labai dažnai užduoda klausimą. Leila, kas geriau? Vairuoti autobusą ar vairuoti kamazą? Nežinau kaip kitiem vairuotojam, bet pavyzdžiui, man asmeniškai, va šitie yra labai ypatinga rūšis vairuotojų. Dėl to, kad jie yra ne pėstieji, nes tu pėstieji kaip juda, matai, maždaug gali apskaičiuoti, kokiu greičiu jie juda ir nuspręsti važiuoti ar nevažiuoti, ar jie dar toli iki perėjos ar netoli. Ir ne mašinos, bet jie juda greitai ir jų daug. Kaip moškės apspinta visą tavo autobusą, vos tik tai sustojus prie šviesoforo. Sustoji, taip apsidairai, galvoji viena, žinai, toj važiuosiu, pradedi važiuoti, jau su savo tom, žinai, rankytėm nutrintom nuo vairo daužo, žinai, taip. Mes čia esame aplink tave iš visų pusių, ir ten, ir iš galo, ir iš priekio. Žiauriai, iš tikrųjų, nelabai myliu dviračių, negaliu. Labai sunku su jais važiuoti, jau jeigu, pavyzdžiui, tave aplink visą tavo autobusą apspito dviračiai, tai jau tu savo krypties nepasirinksi, jau tu važiuosi taip, kaip jie važiuoja, taip ir tu važiuosi. Ir tai dar duok dievė, jeigu judėsi, nes dažniausiai būna, kad negali pajudėti. Nu, jie kaip būna prie ryklio mažos žuvytės iš visų pusių prispinta, taip ir dviračiai aplink autobusą. Tik jie nesiorientuoja autobuso trajektorijos, kaip jisai juda, tai jie, nu, jos yra didelė tikimybė pervažiuoti, suvežinti, sutraiškyti ir šiaip, žodžiu, nemėgstu dviračių. Mes šiandien važinėjom po Oslą, vežioju prancūzus, šneka prancūziškai, nieko nesuprantu, bet labai graži kalba. Žodžiu, bet kas antras prancūzas, esantis pas mane čia autobusą, aišku, jie dabar vaikšto po Pimpaliukų parką. Pimpaliukų parkas dėl to, kad tam parke vien nuogos statulos. Jeigu netikit, atvažiuokite į Oslo į Vigeland parką ir pamatysit, kad aš jums neakinisu proto. Tai bet žodžiu, kad, ką norėjau pasakyti, kad kas antras prancūzas, esantis pas mane autobuse šiandieną, yra buvęs Lietuvoje. Visi žino Vilnių, visi žino Kauną. Neužrakinau gal. Pačekinsiu, kad neišneštų jų daiktų. Paskui, žinai, nedaug dievę atsakyti. Tai užrakinau ar neužrakinau? Gal ir užrakinau? Nu tai žodžiu. Tai fainai, kai aš jam pasakiau, sakau, nekalbėkit su manim norvegiškai, sakau, nes aš ne Norvegija, tai sako, iš kur tu, sakau, iš Lietuvos. Sako, iš kurios tiksliai vietos? Sakau, nu, šalia Kauno. O dieve, Kaunas, taigi Pažaislį, sako, megojom. Sakau, ta prasme, Pažaislį megojom. Taip, sako, tenai, ta prasme, padaryta turistam mėgami, kaip čia, viešbučiai, ta prasme, Pažaislio vienuolyne, Kaune, šalia Marių. O aš tokia pati, žinai, iš Lietuvos ir tokia, what, rimtai, gerai. Bet ten, sakau, labai gražu, sako, jo, Pažaislis gražu, Kaunas gražu, Vilnius gražu, Šiauliai gražu. O aš tokia žiūriu į tos prancūzus ir galvoju, normaliai, ką? Tai kaip man jaustis? Aš tiek Lietuvos nepažįstu, kiek jie pažįsta. Tai va, žodžiu, dabar jie makačialinasi šitam Vigelando parke. Jis yra labai didelis. Galiu biškai palaukti apsukti. Ir nežinau, reikėtų pasiskaityti istoriją, pasidomėti komisai. Oi, kiek mergelikių eina gražiu. Parodysiu jums. Nežinau, kas jį padarė, kokią progą pastatė ir ką jisai ką jisai rodo ir ką jisai, ta prasme, ką atspindi, bet jame visos skulptūros yra nuogos, tiek moterų, tiek vyrų. Jau omeny, kad visas skulptūros yra nuogos, visi pimpaliokai, viskas, kaip sakant, parodomi, akivaizdžiai. Ir žinot, kokį dalyką sužinojau, kad pavyzdžiui, tarkim, kodėl anksčiau antikinėse skulptūrose būdavo visą laiką rodomi vyrai su labai mažais pimpaliukais. Tai anksčiau senovėje reikšdavo, kad kuo mažesnis pimpalėzas, tuo vyras yra sėkmingesnis, jisai arčiau Dievo, jį labiau myli visas dangus, kaip sakant, ir visa kita, ir jisai yra išrinktasis. Taip kad, turėti didelį pimpaliuką buvo labai nemadinga senovėje ir visi stengiasi turėti kuo mažesnį. Tik nesuprantu, ką moteris, ką veikdavo su tais vyrais, nu, bet tarkim, buvo jos laimingos. Nu, tarkim.
Ir va, ir žodžiu, ten eina, ir ten dar už to didelio, va, šito didelio įsikišusio pimpalo, ten dar, bet aš ten taip toli neįsiu, nes aš nežinau, kur mano grupė tiksliai randasi. Kad nebūtų taip, kad kokia nors pavargus mergelykė ateis į autobusą, norės atsisėsti, ištiesti kojas, o vairuotojas savo pimpaliokus apžiūrinė, subinės grabinė. Sapt. Irgi guli, sau deginasi, grinai kaip angliokai, man labai patinka. Tai kaip matot, autobusą yra dėl ko fainiau, kad nereikia pririšti krovinio, nes kroviniai patys prisiriša, atsisėda, prisiriša, meldžiasi, ten visokių giesmių gėda, kad tik tai išgyventų. Nereikia man dirbti, nereikia fiziškai dirbti. Ir kas dar gerai autobuse, kad pamatai, va, matot, va, vaikštai kartu, eini, pasižiūri kažką naujo, pamatai kažką, pasifotografuoji, arba tiesiog, kol lauki, gali išties kojas valgyti ir miegoti. O kas dar gerai autobuse, susipažįsti su žmonėm naujais. Pasifotkini. Pati nemėgstamiausia darbo dalis. Kiekvieną dieną po darbo išpiderastinti autobusą. Važiuojam dabar į plovyklą, o paskui šveisim ir jį visą.